Svajok atsargiai, nes svajonės gali tiesiog imti ir išsipildyti. Tad šiandien ant mūsų stalo naujas, pilnai lietuviškas, pilnai liofilizuotas 24 valandų davinys. Pakuotė labai blizganti, sako, kad turi būti apsauginė, apsaugoti nuo visų išorės poveikių. Labai traški, matosi tokių pažeidimų ant jos, labai blizgi. Matome lengvo atplėšimo įkirpas, taip pat matome daugkartinio užsegimo mechanizmą. Reiškia, maišelis yra daugkartinis, rankenos neturime. Matome daug tokių įspaudų, lengvai įsispaudžia, bet lyg ir nėra pradurtas. Laiko, oro niekur nešnipščia. Fasadinėje pusėje matome Starmi logotipą, kitoje pusėje yra informacinė lentelė, nušakęs davinys žiauriai storas. Pavyzdžiui, jeigu mes lygintumėm su prancūzišku liofilizuotu specpajėgų daviniu, štai kaip jis yra suspaustas, ir nors labai panašaus aukščio yra pakuotės, tačiau toris trigubai, keturgubai storesnis. Niekaip nepavyktų pasislėpti lietuviškam daviniui už prancūzišką, nors abudu jie yra liofilizuoti. Nors šitas yra ir 3-4 kartus storesnis davinys, tačiau šitas akivaizdžiai sveria daugiau. Šios svoris yra 1,12 kg, šitas sveria tik tai pusę kilogramo. Tai yra, pusantro karto mažiau sveria. Jeigu pavyktų sumažinti dar tūrį šio davinio, tai būtų toks pat įspūdingas. Kitoje pusėje turime informacinį lipduką. Viskas užrašyta 2 kalbom, lietuviškai ir angliškai paruošta, bendradarbiavimui su NATO. Maisto davinys A24 grynasis kiekis 540 gramų. Šaltyje džiovinta. Viskas yra šaltyje džiovinta. Turime pilną sudėtį. Produkto maitingumas viso davinyje 2694 kilokalorijos, 540 gramų. Rezultatas tikrai geras. Pusę kilogramo 2694 kilokalorijos. Nors nurodyta, kad geriausia iki 2027 metų, tai reiškia galioja 2 metus, tačiau mes girdėjome, kad šioje pakuotėje davinys gali išgyventi daugiau negu 10 metų. Girdžiu, kaip kažkas kamputyje stipriai dreba. Įspūdinga. Ir aišku, pagaminta viskas Lietuvoje, Panevėžyje. 500 gramų, 2300 kilokalorijų. 540 gramų, 2700 kilokalorijų. Pažiūrėkime, kas viduje. Lengvo plėšimo mechanizmas, atsiplėšia labai lengvai, daugkartinio užsegimo užraktas, labai lengvai atsiplėšia ir štai ką turime viduje. Tetris, šaltyje džiovinta duona, duonytė. Viskas turėtų būti šaltyje džiovinta. Šaltyje džiovinti greitai paruošiami grikiai su pievagrybiais. Patiekaliukas. Starmi užkandukas. Šaltyje džiovintas moliūgų ir sūrio mišinys. Vėlgi užkandukas kažkoks tai. Šaltyje džiovinti sausainiai. Super. Čia kaip desertas. Tirpus braškių skonio gėrimas. Čia gėrimukai. Tirpus apelsinų skonio gėrimas. Tirpus vyšnių skonio gėrimas. 3 gėrimai, pusryčiam, pietum ir vakarieniai. Čili troškinukas. Pievagrybių sriuba. Braškių juostelės džiovintos šaltyje. Užkandukas. Super. Moralizatorius. Moral boost. Šaldyti ledai. Ledų užkandis. 4 pagaliukai. Įdomu. Ragausime būtinai. Varškės pyragas. Ir tai yra viskas, ką mums pasiūlė šitas davinys. Aišku, šitose pakuotėse mes pasiklysime, bet turime 2 kažkokius tai smagius užkandukus paskanauti. Turime 3 patiekaliukus, 3 gėrimus, jokių karštų gėrimų, nors čia turbūt gal galima ir karštai atsigerti. Jeigu užsipilsime ir karštai išgersime, nieko irgi nebus baisaus.
davinys toksai pusiau eksperimentinis yra. Jeigu nebūčiau pats dėjęs, nežinočiau, kur yra duona, kur yra sausainukai, o čia jau kas net yra, čia pyragas, teisingai. 3 pagrindiniai patiekalai, iš pradžių nepamatysi, kas tai yra, ar pusryčiai, ar pietus, ar vakarienė. 2 busteriukai, labai šaunu. Duona, labai įdomu, kokia bus duona. Čia mes turime kažkokį irgi užkandį šaltyje džiovinti moliūgų ir sūrio mišinys. Jokių priedų, jokių degtukų, jokių vandens valymo tabletyčių, jokių kavos, jokių arbatų, cukraus, jokios druskos, jokių pipirų, jokių dantų krapštukų, dantų šepetukų, nieko čia nėra. Kilgonio džiaugsmas. Negaiškime laiko ir ragaukime. Pirmą pažiūrėkim pagrindinį patiekalą. Jeigu aš gerai prisimenu, pusryčiam mes turėtumėm turėti šaltyje džiovinti greitai paruošiami grikiai su pievagrybiais. Įdomios tokios pakuotės, akivaizdu, kad iš jų galima valgyti. Mes matome kairėje apačioje labai gražią instrukciją, turime išskleisti apačią, kaip suprantu, nuplėšti viršų, įpilti 90 laipsnių temperatūros vandens, ir viską išmaišyti su šaukštu, kurio komplekte neturime, ir laukti 8 minutės, kol išbrinks viskas. Nurodyta atidaryti pakuotę ir įpilti vandens iki A linijos, o kitoje pakuotėje iki C linijos, o kitoje pakuotėje iki B linijos. Viskas aišku, nes šone mes turime DCBA. Ir man įdomu visą laiką buvo, kodėl yra nurodytos kelios linijos, kitose liofilizuotose patiekaluose irgi sutikome tokį patį dalyką, kad yra skirtingos linijos nurodytos. Iš vidaus jos dažniausiai būna nurodytos. Ir nurodyta, kad reikia pilti iki tam tikros 5, arba kaip čia A, B, C. Tai klausimas, kam reikalingos kitos linijos. Pasirodo, skirtingiems patiekalams reikia skirtingo kiekio vandens ir automatiškai nurodytos skirtingos linijos. Viena pastaba, ką aš tik tai padaryčiau, kai mes turime kitose liofilizuotose patiekaluose, matėme, kad linija yra iš vidaus ir kai pili, tiesiog matai, kaip pakyla vanduo. Čia ta linija nurodyta. Bet jeigu pats lipdukas būtų atitrauktas biškį nuo krašto, mes geriau matytumėm, kada vanduo pasiekia patį tą lygį. Nemanau, kad dabar labai gerai matysime. Įdomus dalykas yra kitoje pakuotės pusėje. Čia yra nurodyti pagrindiniai šio produkto privalumai. Puikiai suprantama, ką reiškia long shelf life. Real taste, tikroviškas skonis, intensive flavor, ryškus skonis, super light. Super lengvas, tikrai šitą visą pakuotę sveria 100 gramų. Kompakt, nelabai žinau. Klausimas, ar ją galima pavadinti kompakt. Aišku, turbūt labiau kompakt negu tą konservą, kuriuos mes turime paprastus, neliofilizuotus. Tačiau jūs man paaiškinkit, ką reiškia dual purpose? Tai yra dviguba paskirtis. Čia kokia? Iš čia pavalgiam ir paskui galim susipakuoti. Kai suvalgysim ir suvirškinsim į tą pačią pakuotę, ar tuo patiekalu, ką mes galim ir save pamaitinti ir paukščiukus paskui. Tactical. Kur čia tactical? Defense. Apsauga nuo ko? Nuo ko mes ginsimės? Primušt ką nors? Nebent ekspertą, bet ekspertas nenusipelnė mušimo, negalima mušti gyvūnų. Nuplėšiam lengvai viršų. Antras dublis pavyko. Ir atidaro. Štai taip atrodo sausas vidus, dar neparuoštas. Čia mes turime grikius. Čili troškinys, vienas populiariausių patiekalų, turbūt nėra jokio šalies davinio, kuris neturėtų čili patiekalo savo meniu. Oho, kaip gražiai atrodo liofilizuotas čiliukas. Kaip tik išnekėjome apie prancūzišką liofilizuotą davinį ir tenais buvo sriubytė, skundėmės pačių makaronų sudėtimi. Nesijaučia jų tiesiog. O čia mes turime tikrai didelius gabalus pievagrybių. Čiliukėje matome irgi didelius normalaus dydžio kukurūzus. Pirmas įspūdis tikrai labai geras. Labai smagu, kad šio davinio pakuotėje atsiplėšia kampai.
kaip aš minėjau, prancūziško liofilizuoto davinio apžvalgoje, kad iš tų kampų labai sunku ištraukti gabaliukus, miltelius visus sutekėjusius. Ir kad viskas gerai gautų vandens ir sudrėktų. Nes mums reikia rehidratuoti visą šitą dalyką. Grikius mums reikia iki A linijos pripilti. Kaip mes atspėsime, kur yra A linija? Šiaip iš tikrųjų turbūt aš pilsiu ir žiūrėsiu į liniją iš vidaus, nežinau ar matysis per kamerą, bet linija šiek tiek matosi ir iš išorės aš tikrai nepamatysiu, kur yra linija. Bandau pilti. Ne taip blogai, kaip aš maniau. Linija matosi tikrai neblogai. Naudojame metalinį šaukštą. Gal ir gerai, kad neprideda gamintojas šaukšto įprasto, nes visi tie plastikiniai ir ale plastikiniai šaukštai tikrai išsilydo greitai. Toks įspūdis, kad užsiveriau tikros grikių košytės. Labai maloni konsistencija matosi. Manau, kad tikrai labai gerai išsimaišė čia. Pakuotė tikrai šauni. Liofilizuotam patiekalui tikrai viską ištraukiam, visus sausus gabaliukus. Ir užsegame. Leisime pabrinkti 8 minutės. Užsegimo mechanizmas kažkoks kaprizingas, nenori gražiai užsisekti. Turime pievagrybio sriubą, iki C linijos reikia vandens sriubytei. O kaip jinai gražiai atrodo, kaip tie pievagrybiai. Kur ta C linija? O čia lipdukas jau uždėtas kreiviau, jis užeina ant kantelio tokio esančio, tiesiai su kraštu ir aš matau tik tai iš kitos pusės. Iš vidaus jau aš taip gerai nematau. Su tom linijom kažką tai reikėtų daryti, nėra jos patogios. Čia jau daugiau visokių miltelių, geriasi daugiau, nežinau, irgi čia taip labai jau sukta su tom linijom, nors viršui tyvuliuoja vanduo, tačiau su šaukštu imant jaučiasi, kad yra gabaliukai miltelių, bet pakuotė išsiskleidžia patogiai ir galima iš kiekvieno kampuko ištraukti visus miltelius, nebus mums sausų nemalonių gumuliukų, tikėkimės. Labai gerai maišyti. Nors tas visas plastikas, tai 90 laipsnių vanduo kažkaip tai per daug karštis persiduoda. Kitos liofilizuotos pakuotės nesijaučia tokios karštos ir neatrodo, kad to išsilydys. Čia panašu, kad to paims ir išsilydys jisai. Kvapas superinis. Sako, kad liofilizacija labai gerai išlaiko kvapą ir skonį. Eiktų savo, šakės kaip skanu. Nu ką, ir čiliukas. Čia jau matosi lipdukas neužeina į kraštą ir liniją aš puikiai matysiu iš kitos pusės. Jau kad neužteks. Jeigu jums pritrūko vandens, tiesiog galite suspausti pakuotę ir pamatysite, kad vanduo pakilo iki B linijos. Kvepia taip ekspertai. Geras kvapas. Super, čia tie gabaliukai daržovių atrodo labai gražiai. Aišku, košė tai tokie keista biški. Konsistencija turiu omeny. Atrodo nelabai apetitingai. Kol brinksta mūsų pagrindiniai patiekalai, o mes jau esame išalkę, bent jau ekspertas tai tikrai, paskanaukime šaltyje džiovintų migdolų ir sūrio mišinio. 40 gramų. Lengvas atsegimo mechanizmas. Metalizuota pakuotė viduje. Hap. Oi. Nu. Vos atsisegė. Sūris ir migdolai. Šaltyje džiovintas sūris. Sūrio užkandukas. Ir migdolai. Skanus migdolai. Sūrius toks, kaip čipsai. Keliaujant, einant, užkandžiaut labai super. Super užkandės. Desertukui braškių. Čia tokia blizgi pakuotė. Manau, tas galima nusipirkti ir paprastose parduotuvėse. Štai tokios braškytės. Matosi, kad normali braškė džiovinta. Irgi kaip čipsai, bet visiškai skonis braškės. Super. Tas garsas plinkšt.
kaip medžiukas koks. Tarp dantų traška nelabai maloniai, bet skonis labai geras. Ekspertas įvertina. Šaltyje džiovinti sausainiai. Šitas jau lengviau atsiplėšė. O, štai tokie gražūs sausainiai. Sausainis kaip sausainis, su žemės riešutais. Gaila, kad čia yra šokolado, tau negalima eksperti. Nežinau, koks triukas yra liofilizacijos, bet nejaučiu nieko. Paprastas normalus sausainis. Skanus, su šokoladu. Kaip ekspertas sušoko ant stalo. Kol dar kaista, pasižiūrėkime varškės pyrago. Nežinau, sausainukų nemačiau jokio skirtumo. Liofilizuoti ar ne, lygiai taip pat. Skonis, konsistencija, nu bet šitas pakuotės tai. Gal dėl to, kad man pirštų trūksta. Žiūrėkit, kaip gražu. Dantų nenusilaužė. Labai kietas, kai atkandau, pagalvojau, kad dantis lūžo. Smegenis net pakratė, kaip trakštelėjo. Du tokie dideli gabaliukai. Aš juos pjaustyčiau prieš liofilizaciją turbūt. Ar čia pjaustama po liofilizacijos. Mažesniais gabaliukais. Kad galėtum įsimesti burną ir nuo seilių vien tik tai jisai rehidruotųsi, pavyzdžiui. Nes tikrai atkas labai sunku yra. Starmi neišsimokėsit už protezus tikrai. Dantis lūž. Nu čia tau tai bus. Aha, Klodai, čia valgyk ant stalo, nu visi nori pamatyti, kad skanu. Ekspertai super, kaip kaulas tiesiog. Labai skanu. Skonis tai tikrai tarsi ledus kokius valgytum. Moralė super pakeltų. Tik tai vat, tas kietumas visas tai apsaugok viešpatėm. Mažesniais gabaliukais supjaustyt. Čia mes turime tokį pakankamai didelį gabalą. Va tokį va gabalą supjaustyt, aš nežinau, dar į 4-5 gabaliukus. Tokiom juostelėm. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, su braškėmis. Kad nereikėtų atkandinėto, galėtum įsidėti kaip čipsą suvalgyti irgi. Arba kaip sausainuką. Arba tiesiog palaikyti, pamirkyti. Nes šito viso tai nemerks į kavą arbatą. O davinėje nėra nei kavos, nei arbatos, kur pamirkytum vos. Ir prieš miegą, sušlomštėm. Super. Džiovintas varškės pyragas. Super. Super, Klodai, taip. Išbrinko mūsų patiekaliukai, paruošti, grikiai. Viską galime valgyti tiesiai iš pakuotės. Bet jūsų prašymų mes viską pilame laukan, kad pamatytumėt, kaip viskas atrodo. Na va, grikiukai, turėkit omeny, 100 gramų, viena porcija. Kokie 250 gramų įprastam davinyje būtų, jeigu supakuotumėm kaip konservą. Servetėlės davinyje neturime jokios, šiukšlių maišo neturime, šiukšliname aplinkui. Nu ką, skanaujame. Konsistencija tokia kaip pervirusių grikių, jie nėra kieti, minkšti labai. Košytė, bet labai maloniai morkos išbrinko. Morkos kietokos, labai malonios konsistencijos ir labai puikus skonis. Nu, ekspertui tai ypatingai skanu, jis netgi letenam užlipo ant stalo, ko jis retai daro. Grikiai, tavo mėgstamiausi, taip, Klodai. Grikiai tikrai puikiai išbrinko, labai geras skonis, tikras skonis, skanu. Labai smagi konsistencija, kadangi pylėm šiltą vandenį, jisai atrodo, kad šiltas, ką tik išvirtas patiekalas. Ekspertas įvertino, kad labai skanu yra ir tikrai porcija tokia soti. Pusryčiam grikiai užskaitom. Pietum turime čiliuką. Čiliukas jau netaip skaniai atrodo. Kvapas irgi nėra jau toks geras. Mėsa, faršas nuo liofilizacijos sukrito, pupelės supjaustytos irgi atrodo gerai. Vat vienintelis, kas nukentėjo, tai yra mėsa.
Jeigu išbrinko blogai, tai turėtumėm pajusti pagal būtent kukurūzus ir pupelės. Morkas dar galbūt. Žinai, kas yra? Man rodos, jautiena yra netinkama liofilizacija. Ir kvapas, ir skonis yra kaip iš tų spec pajėgų liofilizuotos jautienos. Toks šlykštus, popierinis biškio. Atliekų būtent, kaip aš sakiau. Toks skonis. Čia lygiai tas pats. Kukurūzas labai skanus, puikiai išbrinko. Pupelės skanios, puikiai išbrinko. Jaučiu daug skonio, bet viską užmuša būtent tas toks, popierinis atliekų skonis, grinai jautienos. Lygiai tas pats, kas valgyčiau tą liofilizuotą jautieną, kuri buvo prancūziškam liofilizuotam daviny. Ir kvapas, ir skonis, lygiai tas pats. Ekspertui neduosiu, nes labai aštru. Ne kažką. Konsistencija nelabai tikusi. Manau, kad šitas patiekalas nelabai liofilizacijai. Turbūt jautiena visa nelabai liofilizacijai. O vakarieniai mes turime pievagrybių sriubą. Tiršta, su dideliais pievagrybių gabalais. Porcijos atrodo labai didelės. Super. Miltelių tos sriubos jos neišbrinksta iki tokio tirštumo. Gabaliukai tų pievagrybių, taip maloniai. Kramtai kaip tikrai. Atrodo, kad kažkas tai ką tik išvirė tos skanios sriubytės. Va čia tai idealiai. Grybų sriuba. Idealiai. Pabandykime šaltyje džiovintos duonytės. Prie sriubos duona turėtų būti super. Štai, tokiais mažais gabaliukais, riekutėmis galėtų būti supjaustytas ir varškės pyragaitis. Paguodos prizas. Ekspertas sako, kad skanu. Ne tik skanėstas, bet ir graužtėstas. Paskanausiu ir aš. Duona labai maloniai traška. Jis nėra labai kieta. Būtent kaip pyragas. Labai malonios konsistencijos. Tikrai džiovinta. Ne tie kaip žaliam lietuviškam davinyje esantys sausainukai, kurių niekaip neįkasi. Čia maloniai įsikandai. Tiesiog trupa tarp dantų. Ir tikrai jauti duonos skonį. Skanu, ne? Tu šiaip duonos nevalgai paskutiniu metu ekspertė, bet šitos duonos norėtum. Netikit manim, patikėkit ekspertą. Sriuba tikrai bomba. Sušalus, po žygio, prieš miegą. Super. Ir pavalgiai, ir atsigaivinai. Man kaip sriubų mėgėjai 20 balų iš 10. Turbūt nesu valgęs geresnės sriubos pakelyje, kaip namuose padaryta, idealiu. Ir pabaigai pabandykime gėrimą. Neturime nei kavos, nei arbatos. Turbūt šitą gėrimą galime į karštą vandenį įsipilti ir jis bus tada karštas gėrimas. Įdomus milteliai, nešnypščiantis. Čia pabandykime apelsinų skonio. Tirpsta tikrai prastai, manau, kad vanduo turėtų būti šiek tiek šiltas. Ką, bandom ragauti, nieko čia nebus. Skonis labai įdomus, jis toksai natūralus, tarsi sakyčiau. Nėra energetinis, nesijaučia jokios chemijos. Geriau negu paprastas vanduo, bet nieko ypatingo. Ir paskutinį patiekalą, kurį neragavome, tai yra moralizatorius. Džiovinti ledai. Daug proteino, 4 pagaliukai. Įsivaizduoji, keliauji ir vidury miškų karštą dieną turi ledų. Ledai sausi, kaip sausas ledas. Kažkas panašaus kaip pyragas. Varškės turiu omeny pyragas. O va čia reikėtų didesnių gabaliukų. O tokių gabaliukų. Atsikanda labai maloniai. Kas čia loja? Ekspertas labai mėgsta ledus. Labai skanu. Labai skanu. Super užkandis, tik tai nesuprantu, kodėl jis yra be daugkartinio užsegimo. Parašyta, kad 4 pagaliukai, kurie netirpsta,
bet kažkodėl pakuotės viduje mes radome tik tai 3 pagaliukus, iš kurių vienas mažiukas buvo, apgavo. Bet čia visai dienai būtų. Vieną įsimetei ir jo tikrai užtektų, kol tu jį viduje sučiultum, sugraužtum, užsisektum ir turėtum iki sekančio karto, kai tau pritrūks moralės dienos bėgyje. 15 gramų viso labo sveria. Šito galėtų būti daugiau. Davinys maisto prasme, patiekalų prasme, labai puikiai sukomplektuotas. Mes turime pagrindinį patiekalą ir prie jo turime kažkokį tai desertuką, užkanduką. Ne tik sušlamštėm kažką tai maistingo, pagrindinį patiekalą, bet ir save palepiname kažkokiu tai užkanduku. Aišku, neturime nei kavos, nei arbatos, tai yra mano manymu didelis minusas, kaip pariniam daviniui, tiek pusryčiam ar vakarieniai norėčiau kažko tai šilto. Turime vakarieniai puikios šildančios ribos, galime pasidaryti, aišku, gėrimą su šiltu vandeniu ir turėti vyšnių skonio ar apelsinų skonio šiltą gėrimą, bet tai nėra tikrai tas pats kaip arbata arba kava. Kavą mes liofilizuotą matėme prancūziškam specialių pajėgų davinyje, tai taip, kad ją tikrai galima liofilizuoti ir įdėti čianais. Lygiai taip pat su arbata, manau, problemų neturėtų būti didesnių. Arba tą arbatą galime padaryti kažkokią tai braškių ar vyšnių, manau, tai yra įmanoma. Tikrai kažką tai reikėtų pjaustyti pyragą bent jau mažesniais gabaliukais. Norėtumėm, kad tas netgi bombos, va šitos va, būtų kaip ir užkandukė, lygiai taip pat su daugkartinio užsegimo užraktuku tie maišeliai. Šitie maišeliai sunkiai atsidaro. Tie daugkartinio užsegimo užraktukai, bet pačios pakuotės visai neblogos yra. Neturime nei servetėlių, neturime šaukšto, bet liofilizuoto atveju, kaip sakėm, kažkoks tai plastikinis ar kompostuojamas šaukštas čia netiks, nes jis ištirps šiltame vandenyje. Neturime jokio šiukšlių maišo, turbūt šiukšlių maišui galim panaudoti šitą, o kur susidėti tada gerus likusius daiktus. Vis tik tai yra poros davinys, o tai reiškia, kad liks daug nesuvalgytų komponentų, kuriuos kažkur tai turėsime susidėti, kad jie nepasimestų. Turime to paties gamintojo ir 8 valandų davinuką. Čia viskas tas pats, tik tai po vieną porciją. Lietuvos sąlygo, manau, kad 8 valandų vieno patiekalo davinys yra praktiškiau. Ir jis užima mažiau vietos. Tiek pat, kiek ir žalias mūsų įprastas davinukas. Šaunus davinukas, labai džiugina, kad viskas pagaminta mūsų gimtojoje Lietuvoje. Ir taip, girdžiu jau net per kamerą, kaip Šarūnas barškina klaviatūrą, rašydamas komentarą, o gal net ir į Krašto apsaugos ministeriją. Taip, Šarūnai, tu esi visiškai teisus. Šiame davinyje nėra 3200 kilokalorijų, kurių 24 valandų daviniui reikalauja NATO standartai. Todėl šis davinys yra daugiau civilinis, skirtas ekstremaliom situacijom, galbūt savivaldybėm, galbūt įmonėm, galbūt kiekvienam iš jūsų turėti savo lentynoje skanaus, 10 metų negendančio maisto. Be jokių draudimų jį nusipirkti galime kiekvienas iš mūsų. Jeigu jums patiko šis davinys, parašykite komentare ir galbūt neužilgo mes turėsime naują, tikrai lietuvišką, Lietuvoje pagamintą inovatyvų maisto davinį, kuriuo galėsime didžiuotis.